Sveiki, tai aš esu žmogus, kuris pakankamai domisi politika gyvenime, dalyvauju kiekvienuose rinkimuose ir skaitau naujienas. Neskaitau ten labai detaliai, bet skaitau ir domiuos, kas vyksta politiniam pasaulyje. Ypač jeigu kalbame apie švietimo ir mokslo sritis, kurios man yra jautriausios. Taip pat prieš rinkiminį laikotarpį labai suaktyvėjau ir nemėgstu slėpti savo nuomonės apie dalyvaujančius kandidatus ir apie tai, kas mano nuomonė atrodytų gerai ar blogai patekę į Seimą, prezidentūrą, vyriausybę ir panašiai. Tai aš ir kalbu su savo pažįstamais apie tai ir po to dalinuosi socialiniuose tinkluose, tai kas mane seka, kas mano Facebook'e drauguose ir panašiai, jie žino, kad prieš rinkimų laikotarpio aš pakankamai suaktyvėju ir pradedu pakankamai nemažai rašyti apie tai, ką aš manau. Apie kiekvieną kandidatą mėgstu pratraukt pro dantį arba pagirti arba padaryti ir tą dažniausiai, nes toli gražu tikrai nėra tobulų kandidato nei vienuose rinkimuose. Ir tas kartais liūdina, bet dažnai mes renkamės iš mažesnio blogio, mes mėgstam tai sakyti, kad mes renkamės iš mažesnio blogio. Ir turbūt šie Seimo rinkimai nėra išimtis. Jokie nauji mesijai negimė ir neišgelbės mūsų, iš karto konstatuoju. Ir norėčiau tiesiog kiekvieną atskirai aptarti taip jau mėgstamų tier-listo formatu. Tai yra, ar ne, mes turime šitam tier-liste 7 lygius. S yra aukščiausias, tai yra geriausia partija, F yra žemiausias, tai yra blogiausia partija. Ir aš tiesiog sudėliosiu visas 15 dalyvaujančių partijų šiuose rinkimuose į tos tier-listus. Šiek tiek trumpai pakomentuosiu, bet stengsiuos labai nesiplėsti, stengsiuos eiti iškart prie esmės. Tai toks formatas, ar ne? Taip pat norėčiau pasakyti, kad aš čia ganėtinai spontaniškai sugalvojau tą tier-listą padaryti. Mačiau, kad keli tier-listai jau egzistuoja iš Lietuvos youtuberių, kurie irgi aktyviai domisi politika, bet pagalvojau, kad ir man ganėtinai įdomus šitas formatas ir aš norėčiau pasidalinti tuo, ką aš manau per tokį formatą. Ir kadangi ta mintis gimė spontaniškai, tai aš truputį nepasiruošęs, gali būti, kad mano vaizdo kokybė ir garso kokybė nebus ideali šitą video, bet nes nesu pasiruošęs gero mikrofono ir geros kameros, bet, sakykime, man atrodo pakankamai patenkinamai, tai tikiuosi, kad ir jums bus viskas gerai ir tas labai nemaišys. Ir kadangi šiuo momentu, kai aš įrašinėju, yra šeštadienio vakaras, rinkimai yra rytoj, tai dar į rinkiminės agitacijos leidimo laikotarpį telpu, tai aš šį video taip ir paviešinsiu iškart įrašęs. Tai gerai, galbūt eikime iškart prie esmės, ir čia yra 15 partijų logotipų. Ir aš net gerai nepagalvojau, kokia tvarka aš norėčiau eiti, tai tiesiog kaip mano mintis susireks, taip ir eisiu. Tai aš iškart pradėsiu nuo to, kas yra pirmas numeris čia. Tai yra Lietuvos liaudės partija, ar ne? Tai yra, kitaip trumpiau žargoniškai tariant, vaitkininkai. Ir apie Vaitkų aš neturiu absoliučiai nieko gero ką pasakyti. Aš netgi esu daręs, kai buvo Lietuvos Respublikos prezidento rinkimai gegužę, aš netgi esu daręs savotišką reitingą 100 baliai sistemą pas save Facebook'e. Ir Vaitkui aš daviau 2 mažiau balų negu bet kuriam kitam kandidatui, jeigu gerai atsimenu, nes jis realiai neturi gerų idėjų. Jis tiesiog sako, kad mums su Rusija reikia kalbėtis, mums su Rusija reikia palaikyti ryšį, mums tikrai nereikia pyktis ir jokiais būdais provokuoti Rusijos. Mūsų įstojimas į Europos Sąjungą nelegalus, mūsų sveikatos ir teisės sistemos yra absoliučiai sugriuvusios, aiškių idėjų, kaip tą tvarkyti, nėra. Aš realiai nežinau nei vieno kandidato Vaitkaus sąraše, turbūt be paties Vaitkaus, jeigu dabar čia įsijungsim Vaitkaus sąrašą. Taip pat dabar greit proskrolinsiu, pro jį aš esu vieną kartą žiūrėjęs, bet
Nėra. Ai, Nendrė Černiauskienė, aišku, yra. Nendrė Černiauskienė irgi toks įdomus personažas Lietuvos politiniam pasaulyje, bet tai labai nesiseka su rinkimais, nes ji irgi marginalė, kaip nebūtų keista. Tai kas galbūt mažiau atsimenat ją iš vardo, tai turbūt priminsiu, kad tai yra ta teta su lasda, kuri kažkuriuose Seimo rinkimuose berods bandė patekti su savo judėjimu, bet ar su Žemaičių partija galbūt. Tiksliai neatsiminsiu netgi to, bet tai nelabai svarbu. Tai čia nėra jokių svarių politikų. 5 vienmandatininkai tik tai. Tai pakankamai silpnos pozicijos ir vienmandatėje. Na ir kaip minėjau, idėjos yra visiškai priešingos, visiškai antivalstybinės, visiškai prieš dabartinį valstybės progresą. Ir aš nematau galimybių jos reitinguoti aukščiau negu F lygyje. Ir toliau norėčiau pereiti. Liberalų sąjūdį gal pasiliksiu truputį ateičiai. Galime eiti prie taikos koalicijos, manau. Tai taikos koalicija yra įdomus darinukas, kuriame susilieja labai daug keistų asmenybių. Tai mano asmeninis skaudulys su taikos koalicija tai, kad jai vadovavo Uspaskichas, o aš esu kėdainietis, tai aš niekada šito žmogaus nepateisinsiu už jokius jo grobuoniškus agitacinius metodus, tokius kaip ledų šventė, ar apskritai už jo prieraišumą Rusijai. Jis niekada turbūt neįvardijo, kad Rusija yra agresorė ir kad jis nelaiko Rusijos pavojinga mums šalimi ir jis net nelaiko Rusijos kalta kare su Ukraina. Bent jau ką rodo jo balsavimą Europos parlamente rodė. Ir taip, tai yra žmogus, kuris irgi yra, mano nuomonė, antivalstybininkas ir visada juo buvo. Ir kai Darbo partija buvo viena iš koalicinių jėgų 12-16 metų vyriausybėje ir jinai turėjo švietimo ir mokslo ministerijas ir socialinės apsaugos berods ministeriją ir dar kelias kitas ministerijas, tai ten buvę ministrai, tokie kaip Pitrėnienė, Pavydinskienė, jie visiškai nesigaudė situacijai. Ir nors, aišku, tai labiau liečia Darbo partiją, bet vis tiek Darbo partija, vis tiek Uspaskichas yra jos patriarchas ir aš jį laikau tiesiogiai atsakingas tai, kad Darbo partija mums gadina gyvenimą pastarosius 14 metų. Ir tuo labiau aš pasižiūrėjau, kas mano gimtuosiuose Kėdainiuose yra vienmandatininkai iš jų apygardos, ir tai yra buvęs kariuomenės vadas generolas Valdas Tutkus, kuris irgi neturi dabar labai geros reputacijos ir kalba visiškus blėnius. Tai jie yra bloga partija ir jie yra bloga koalicija. Ir ten esantis Puidokas taip pat neneša garbės, kalbantis su ateiviais ir panašiai. Norėtųsi jas dėti aukščiau negu Lietuvos liaudies partija į E, bet aš net nežinau, ar jiems turiu pakankamai pagarbos, kad dėčiau į E lygį. Kol kas padėsiu, po to gal pakeisiu, žiūrėsim, kaip toliau dėliosis. Socialdemokratus paliksiu irgi gal ateičiai truputį. Nacionalinį susivienijimą turbūt galiu dabar aptarti. Nacionalinis susivienijimas yra ta partija, kurią aš dalinai simpatizuoju, bet tik dalinai. Aš simpatizuoju jai iš tų būtent nacionalistinių perspektyvų, nes aš esu žmogus, kuris gan patriotiškai nusiteikęs Lietuvos atžvilgiu ir dažnai kalbantis už tradicinių ir nacionalinių vertybių puoselėjimą, už lietuvybės saugojimą valstybės viduje, ir man patinka jų gan aršus skepticizmas imigracijos problemų klausimų. Problema ta, kad nacionalinis susivienijimas turi vėlgi, tai yra 2 žmonių partija, tai yra Radžvilo ir Sinicos partija. Ir jie ten irgi neturi labai ryškių veidų. Ir
Ir vienas iš tų veidų, tai būtent Radžvilas, jisai irgi kalba ateivių kalba, kuri yra nesuprantama rinkėjams ir labai dažnai irgi linkęs panašiai kaip Vaitkus gretinti Sovietų sąjungą su Europos sąjunga. Ir jisai mato praktiškai Europos sąjungą tokiu pat apokaliptiniu stiliumi, kokiu Sovietų sąjunga. Ir man tas viens prie vieno gretinimas visiškai nepatinka. Ir tai vat būtent Radžvilo ta visa politinė filosofija su manim nerezonuoja visiškai. Sinica yra adekvatesnis veikėjas, bet vėlgi, jeigu mes perinam, tarkim, prie žmogaus teisų klausimų, kurių atžvilgiu aš esu pakankamai liberalus, aš visiškai negaliu pernešti šitos partijos, jinai neturi idėjų švietimo ir socialinių reikalų srityse, pakankamai išreikštų, kurias aš būčiau per debatus girdėjęs ir kad galėčiau palinguot galvą, kad gal gera idėja. Ir būtent ta problema, kad jie neturi gerų ryškių politikų savo sąraše. Jie daugiausia, kiek jiems galiu duoti, tai yra D lygis, bet ir tai toks pritemptas. Galbūt dar nuleisiu šiek tiek žemiau, žiūrėsiu, kaip toliau sąrašas dėliojas. Taip toliau yra Laisvė ir teisingumas, kitaip tariant, Zuoko partija. Ir vėlgi aš dabar buvau atsidaręs prieš įrašinėjant šį video Zuoko sąrašą. Gal ne šitas, bet Laisvė ir teisingumas, štai čia. Tai aš šiame sąraše esu viena ausim girdėjęs, kas per veikėjas yra Babravičius. Ir toliau, jeigu mes čia giliau pažiūrėsim, 35 numeris Vytautas Rumšas, mes visi žinom Vytautą Rumšą kaip aktorių, ne kaip politiką. Tai čia vėlgi toks niuansas. Nesakyčiau, kad labai nauda partija ir toliau nežinau. Toliau tiesiog nežinau, vėlgi tai yra Zuoko, tai yra vieno žmogaus partija, tai yra Zuoko partija. Zuokas nėra didžiausias ateivis visoje šitoje rinkiminėje kampanijoje. Zuokas niekada nebuvo didžiausias ateivis. Zuokas, jisai yra toks pusiau vykęs progresyvus politikas, tik tai kartais sugalvoja tokių nesąmoningų blėnių, ypač kai kandidatuoja Vilniaus merus. Prisižada tokių nesąmonių nerealizuojamų. Jis labai mėgsta populizmą kišti į frontą ir būtent per populizmą išeiti į priekį, ir jam tas dažnai nepavyksta, nes yra geresnių populistų tiesiog negu jis, kurie geriau parduoda savo idėjas. Ir aš turbūt geriausia, mano mėgstam, visi turbūt turim Zuoko anekdotą pas save atminty, kas pakankamai domės politiką. Tai mano Zuoko anekdotas buvo 2012 Seimo rinkimai, berods, jeigu gerai atsimenu, kai jis žadėjo, jog tuo metu minimali mėnesinė alga buvo apie 1000 litų, jeigu neklystu, jis žadėjo padaryti 1000 eurų per savo kadenciją. Ar ten netgi ne per pilną kadenciją, bet kažkur kelių metų laikotarpyje, nuo 1000 litų iki 1000 eurų. Tai mano žiniom, šiais 2024 metais minimali mėnesinė alga yra apie 920 eurų, tai vat mes pragyvenę 12 metų laikotarpį vis dar Zuoko tikslo nepasiekė, kuris norėjo pasiekti per kelis metus. Tai, vat žmogui kažkas įsijungia tokio, ko jis negali įvykdyti, bet jis vis tiek žada, tai čia klasikinis populizmo požymis ir dėl to aš Zuoko nevertinu ir nemėgstu. Bet, kaip sakiau, jis tikrai nėra blogiausias politikas, aš jį dėčiau šiek tiek, šią partiją dėčiau aukščiau negu Taikos koalicija, bet žemiau nei Nacionalinį susivienijimą, kažkur tarp D ir E, kol kas padėsiu D, gal po to nuleisim. Taip, ar aš noriu pakalbėti apie Laisvės partiją dabar? Ne, gal eikim apie Lietuvos žaliosius pakalbėkim. Lietuvos žaliųjų partija, labai sunku apie ją kalbėti, nes aš labai nedaug apie ją žinau, bet man jie man nekvepia kaip stiprų žalieji. Man atrodo, kad jie tiesiog prisiskaitė, tiesiog pasigūglino, kas yra žalieji Google'ai,
pasiskaitę ten kelis populistinius klimato aktyvistų puslapius, prisiabsorbavo kažkokių tiesiog atsitiktinių idėjų ir jas tiesiog meta į priekį. Man jie nekvepia kaip patikimi žalieji. Aš juose nematau stiprių žalių idėjų, aš juose nematau apskritai vizijos, kaip jie žada jas įgyvendinti. Ir nors partijos žmonės neatrodo kaip absoliutus idiotai, kažkada jie atrodė prieš kokius 10 metų, dabar jie taip neatrodo, jie atjaunėjusi partija pakankamai, bet manęs neįtikina netgi toj srity, kur jie turėtų būti lyderiai. Tai ką jau kalbėt apie kitas sritis, kurios galbūt netgi labiau aktualios Lietuvos gyvenime. Mane galbūt tik tai žavi tai, kad jie yra atviri žmogaus teisų liberalizavimo klausimais, jie yra pakankamai griežti gynybos klausimais, jie manyčiau, kad jeigu jie patektų į Seimą, jie mums žadėtų kažkokį tai tęstinumą būtent šitose sferose to, ką daro dabartinė valdžia. Ir tai nėra blogai. Tai dėl to aš juos dalinai galiu pateisinti. Bet mano nuomonė jie yra silpna partija. Mano nuomonė jie eina aukščiausiai į D. Net nežinau, ar aukščiau Zuoko. Gal aukščiau Zuoko, bet ne aukščiau nacionalinio susivienimo. Toliau. Tomaševskis ir Lietuvos Lenkų rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų sąjunga. 7 žodžių belekaip ilgas ir belekaip nereikalingas pavadinimas. Kad jie krikščioniškas šeimas remia, tai aš to gal ir tikiu, bet ar jie remia Lenkus? Čia kitas klausimas, nes jeigu jie tikrai remtų Lenkus, jie daug griežčiau pasisakytų Rusijos ir Baltarusijos klausimais. Tomaševskis nėra durniausias politikas vėlgi šito rinkiminiai kampanijai, bet jis panašiai antivalstybininkas kaip Uspaskichas mano vertinimu. Ir jo partijos buvimas Seime N kadencijų tikrai nepadėjo niekaip, menkai atstovavo Lenkų tautinės mažumos interesus. O tai turėtų būti pagrindinė šitos partijos vizija. Taigi aš panašiai kaip su žaliaisiais, aš nematau, kad partija vykdytų savo pagrindinę funkciją, kuriai jie egzistuoja. Ką jau kalbėti apie kitas funkcijas. Ir aš negaliu judėti žemiau negu Lietuvos liaudies partija, nes jie yra gerokai atviriau antivalstybininkai. Lietuvos liaudies partija visgi turi vieną gerą savybę. Jie, manau, kad šiuose rinkimuose užtikrins, kad Lenkų rinkimų akcija nesurinks 5 procentų, nes nusiurps kokį 1-2 procentus jų balsų. Ir to, manau, pakaks, kad jie nepraeitų. Bet Lenkų rinkimų akcija yra vos geriau negu liaudies partija. Aš padėsiu jos į E kol kas, bet jie šiaip yra pakankamai verti F. Tiesiog Lietuvos liaudies partija jau taip solidžiai okupavus tą F lygį, kad jau net nežinau, ką dėti šalia jų. Toliau čia yra Lietuvos regiono partija, aš spėju, labai toks crazy logotipas, atmetimo principą, manau, kad taip. Lietuvos regionų partija yra Pinskų partija, gimusi kaip pasiekmė iš Lietuvos socialdemokratų darbo partijos LSDDP, kuri atskilo iš LSDP, bet galiausiai didžioji LSDDP dalis net neišgyveno toj partijai daugiau ten poros metų. Tai buvo blogas sprendimas, tai galiausiai ten liko tiesiog į Pinskus koncentruota partija, kuri persivadina į Lietuvos regionų partiją. Ir Dieve, jūs paklausykit Pinskaus per debatus, kaip žmogus nesigaudo situacijai.
tiesiog čia turbūt mano vienintelis komentaras bus, to klausykit Pinskus per debatus, o ir Živilę pažiūrėkit, kaip gražiai mirks. Neturi žmonės idėjų, jie širvintose gali turėti idėjų, bet tai yra ne nacionalinio lygio partija, tai net. Živilė, aišku, turi tokią abejotiną reputaciją kaip merė apskritai. Jinai yra per daug mes mėgstam kritikuoti, kad jinai yra per daug autoritarė ir turbūt visai pelnyta kritika, galbūt per daug įsivysiusi jos įtaka jos rajone ir neaišku, ką jinai su ją veikia. Tai labai abejotinas reputacijas ir labai neturinti idėjų partija, vėlgi einant ant to populizmo, kaip pas mus viskas blogai, nors aš kaip pažiūriu į Lietuvos gyvenimą dabar aš tokio didelio blogio nematau, kaip šitos partijos piešia, tai aš Lietuvos regionų partiją dėsiu į E, bet aukščiau taikos koalicijos ir aukščiau Lenkų, tai maždaug čia. Jo, tai manau yra gerai. Gera pozicija. Nu ir dabar dar paimkim Tautos ir teisingumo sąjungą, tai yra Orlausko chebrytė. Vėlgi gal norėčiau užmest dar akį, žiūrėjau vieną kartą, bet neatsimenu, kas yra jų sąraše. Puteikis, žinoma. Tai Puteikis su Krivicku išsiskyrė, taip gaunas, nes Krivickas, jeigu gerai atsimenu, Krivickas yra regionų partija, ar ne, dabar? Tai kaip, kas čia nutiko? Kažkas nutiko. Dagys, aišku. Dagys labiausiai krikdėminis krikdemas, kuris po to iš tiesų, kada išėjo ir pradėjo savo krikščioniškas vertybės kitais būdais praktikuoti. Grinevičius, aišku, šeima maršinių autoritarinis lyderis, autoritetas, nežinau kaip vardint. Tai yra biški tokių žinomų veikėjų, tai jau čia Girinskas, Dabrauskas, Panka, yra žinomų veikėjų. Nei vienas iš jų nepasižymi labai įspūdingą reputaciją turbūt. Nežinau, ar tie visi Orlauskas, sakykime, Dagys, gal jie susisieja per būtent tą šeimų maršo, tradicinių šeimų, kad ir ką tai reikšta šitas terminas, ideologija, kažkaip gal susisieja, tai jie gal turi kažkokį svaresnį ideologinį pagrindą po savim, bet tai yra siaubingų žmonių partija, nesigaudančių politikai žmonių partija. Orlauskas traukia tiesiog išpūstus skaičius, nesigaudantis statistikoje, bando išpūsti jos ir panaudoti kaip argumentą, kokie konservatoriai blogi. Vėl čia tas pats leitmotyvas kartojasi. Jų pačių idėjos, jos puoselės tradicinę šeimą ir maždaug to, man atrodo, ir baigėsi. Negaliu aš jų vertinti gerai, neišeina. Jie kažkur čia yra kartu su taikos koalicija, bet gal aukščiau už taikos koaliciją, nežinau. Dar viena frustracija varanti partija, kuri neturės pasisekimo rinkimuose, aš manau. Aš labai tikiuosi. Ir dabar aš pasilikau 7 partijas, kurios, mano nuomonė, turi didesnį negu 50% šansą patekti Seimą. Mano vertinimu. Aš manau, kad būtent šitos 7 partijos dalinsis mandatus, praeis tą 5% barjerą arba 7% barjerą LVŽS atveju ir kažkurios 4 greičiausiai ar 3, gal 3 didelės jėgos formuos koaliciją, gal 4 jėgos formuos koaliciją. Žiūrėsim, kas čia iš to gausis. Gal labiau prognozėm pasidalinsiu video gale. Dabar tiesiog pareitinguosiu kiekvieną iš eilės. Pradėkime nuo dešinės, nuo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos. Karbauskio partija, aš labai gerai atsimenu
laikotarpį 16-20 metų, kai ši partija buvo lyderiaujanti partija Lietuvoje ir jie buvo pagrindinė koalicinė jėga. Ta vyriausybė nebuvo pati blogiausia iš visų, bet jinai mumyse daug gėrė ir neatnešė. Jinai atnešė didesnius ribojimus alkoholio vartojimui, ką mes puikiai prisimenam ir iki šiol vertinam skeptiškai. Ji mums atnešė suklastotą Verygos statistiką apie COVID-ą ir ne apie COVID, apie alkoholį. Apie COVID-ą mes prisimenam tą atsitraukimą nuo ribojimų prieš pat Seimo rinkimus. Labai kritiškai vertinama. Tai žodžiu, Veryga kaip sveikatos ministras mums labai daug gėrio neatneša. Jo, švietimo pasaulis irgi gyvena ganėtinai skurdžiai. Prie gerbiamos Jurgitos Petrauskienės, kuri mums žadėjo, kad mokytojas bus prestižinė profesija iki 25 metų, nors beliko mažiau negu 3 mėnesiai ir mes vis dar dairomės, kur čia tas prestižas yra. Tai valstiečiai užkeroja švietimą dar toliau pratęsiant Pavalkio ir Pitrėninės nieko nedarimo laikotarpį. Šiokių tokių gerų iniciatyvų buvo socialinių reikalų srityje, bet vėlgi nežinau, kiek galima duoti kredito. Galima pabrėžti apie LVŽS valdymo laikotarpį kaip ekonominio augimo laikotarpį, nors mes gyvename jau praktiškai 3 kadencijas ekonominio augimo laikotarpį ir nežinau, kam labiausiai dėl to reikėtų dėkoti. Mano nuomonė, kad tai reikėtų dėkoti Kubiliaus vyriausybei labiausiai už ganėtinai efektyvų, kad ir skaudžiam priemonėm krizės suvaldymą. Tai LVŽS nebuvo pati blogiausia, bet tai buvo labai nervuojanti politinė jėga. Karbauskis yra labai nervuojantis veikėjas su savo ganėtinai manipuliatyvių žaidimų teiginiais, kaip jisai laimi visus rinkimus ir kaip jo politinė jėga viską užtikrins ir susidoros su konservatorių blogiu. Vėlgi tas pats leitmotyvas, jau nežinau per kelintą partiją tęs. Ši partija toks savotiškas, jinai kaip ir mes traktuojam ją kaip kairės partiją, kuri mums čia garantuos gražų gyvenimą per reguliuojamos rinkos rėmus, kaip valstybė rems mums duos išmokas jaunoms šeimoms, ar ne, pasirūpins visais, sakykime, socialiai nuskriaustais žmonėmis apskritai. Ir jo, jie tos argumentus mėgsta. Kita vertus, jie labai vėlgi akcentuoja tradicinės vertybės ir nacionalizmą ir tautinių vertybių puoselėjimą, kas jos pastatant realiai per vidurį, sakykime, tarp socialdemokratų ir nacionalinio susivienijimo, tokių dviejų ganėtinai priešingų partijų. Bet manau, kad jie geriau eina kartu su socialdemokratais negu kad su nacionaliniu susivienijimu. Tai tokia ganėtinai įdomi partija. Ir aš jas dėčiau kažkur panašiai kaip su nacionaliniu susivienijimu. Iki C netempčiau. C iš esmės tai yra vidurinis lygis, ar ne, šitų 7 lygių, tai reiškia, kad aš jas vertinu nei teigiamai, nei neigiamai, bet aš jas labiau vertinu neigiamai. Gal dėsiu truputį žemiau nacionalinio susivienijimo. Net nekvestionuosiu jų žaliosios filosofijos, jie jos neturi, taip pradėkim. Pradėkim nuo to. Lietuvos žaliųjų partija ją turi, bet kažkaip nežino, kaip ją realizuoti, o LVŽS jos net neturi. Tai va. Ir jų šiaip tas sandrauga su Vėgėle, mano nuomonė, yra mušta korta, ji neturi Vėgėlė jokio potencialo tapti gerų politikų, ryškių politikų. Aš
Aš labai skeptiškai vertinu jau visas manipulacijas, vėlgi per statistikas ir panašiai. Jo, D ir ne aukščiau. Gerai. Eikim toliau. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Tai aš neslėpsiu, jog aš pastaruosius apie 10 metų, kiek turiu rinkiminę teisę, aš buvau jų elektorato dalis, aš turbūt kiekvienuose rinkimuose, kurie dalyvavo kaip partija, aš už juos balsavau. Ir yra labai paprastas paaiškinimas, nes viena ir pati pagrindinė priežastis, jie turi pakankamai daug patyrusių ir ne kosmonautų politikų, kurie truputį supranti, kai jie pasako pirmą ir antrą sakinį, kad jie siejasi ir jie dar tarpusavį dažnai būna pagristi, kitaip negu kitų aptartų partijų atveju. Tai vien jau to man užtenka bent jau pasitikėti truputį labiau tuo, kad jie tvarkysis geriau, kai ateisime prie įstatymų leidimo Seime ir po to įstatymų realizavimo per vyriausybės. Tas LKD taip pat turiu atskirą dėl ties LKD kalbant toliau atskirą pagarbą Landsbergiui už tai, ką jis nuveikė Sąjūdžio metais ir pirmaisiais nepriklausomybės metais. Turiu atskirą pagarbą Kubiliui už jo vyriausybės darbus. Ir realiai laukiau Šimonytės vyriausybės gerų darbų. Šimonytės vyriausybę vertinu pakankamai vidutiniškai, buvo sferų, kurie pakankamai gerai susitvarkė. Sakykime, aš manau, kad jie sveikatos apsaugos sektoriui per krizinę situaciją susitvarkė neblogai. Socialinė apsauga išliko stabili, ekonomika kylanti ir netgi ganėtinai jau sparčiau kylanti negu ankstesnėse vyriausybėse. Netgi tokių crazy laikotarpių kaip dabar. Jie vis tik labai pridirbo švietimo reformomis, dėl ko aš ant jų pykstu. Ir iškart pasakau, kad aš už juos nebalsavau šiuose rinkimuose, turbūt pirmą kartą. Vien dėl to pykščio švietimo reformose. Ir, sakykime, Bilotaitės vadovaujama vidaus reikalų ministerija, kalbant apie migrantų srautų valdymą ir visą migrantų krizę pirminę, kai mes iš Baltarusijos gavom daug srautų nelegalų. Ten nebuvo labai stipraus valdymo, sakykime taip. Tai vat, turiu vienai kitai ministerijai dar tokių paprieštaravimų, bet švietimo, sporto ir mokslo ministerijai labiausiai ir svarkiausiai. Tai Šimonytės vyriausybė gal ir ne visiškai pateisino mano lūkesčius, bet vis tiek aš vertinu ją kaip vieną geresnių vyriausybių Lietuvos istorijai. Tai jie turi pakankamai daug tokių technokratinių politikų, kurie gali ištemti Lietuvą kriziniais laikotarpiais ir būtent LKD yra ta partija, kurią reikia skambinti, kai artėja krizė. Vis dėlto, kalbant ar ne apie ideologinę struktūrą partijos, aš nebūsiu pirmas ir tikrai nebūsiu paskutinis, kuris dėl to prieštarauja, tai jie turi du flangus, jie turi liberalesnį flangą ir jie turi krikdeminį flangą. Ir krikdeminis flangas neravoja vienais dalykais dėl žmogaus teisių, ganėtinai skeptiško požiūrio žmogaus teisių atlaisvinimą. Bet jų sektorius biškiek aktyvesnis, kai mes kalbame apie koordinaciją gynybos reikaluose. Ir va ta prieštara tarp dviejų tų sektorių partija atrodo ilgui laikui nestabilus darinys, ar ne, dėl tų dviejų flangų ir jų tarpusavio trinties.
Bet taip bendrai paėmus vidurkį, man patinka tas LKD vis tiek, nes jie apjungia manyje tas konfliktuojančias liberalias vertybės ir didelį fokusą į tolimesnį, netradicinių, atsiprašau, ne tas žodis, tautinių vertybių puoselėjimą ir susikoncentravimą į gynybą ir panašiai. Tai aš mėgstu pasiimti gerasias idėjas iš tų abiejų flangų ir susitapatinti su jomis. Tai aš tos dichotomijos jų partijoje taip baisiai, aš jos nėra taip, kad jos nemėgstu, bet tai vėlgi nėra geras dalykas. Ir kartais tas prasimuša labai bjaurių stiliumi, kaip pavyzdžiui svarstome civilinės sąjungos įstatymą ir pusė LKD partijos nebalsuoja už jį, nors yra įsipareigoję partiniam susitarime palaikyti koalicinių jėgų iniciatyvas ir panašiai. Tai tikrai nėra S partija, tai nėra nuostabi partija, tai turbūt nėra ir A partija. Jeigu gal dar būčiau apie A lygį pasvarstęs prieš Šimonytės vyriausybę. Dabar aš pradedu truputį labiau rezervuotai į TSLKD žiūrėti ir aš turbūt dėsiu jos į B. Bet apibendrinsiu visą šitą minčių srautą tuo, kad tai yra viena stipriausių partijų Lietuvoje, nepaisant visų tų minusų, kuriuos jie turi. Toliau, Skvernelio Demokratų sąjunga. Tai yra geresnė valstiečių žaliųjų versija. Tiksliau, tas protų nutekėjimas įvykęs iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos materializavosi Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Ir tai buvo neblogas protų nutekėjimas, manau, nes ta partija nebuvo visai bloga, bet iš jos atsiskyrusi geroji dalis tapo dar geresnė. Su Demokratų sąjunga yra problema ta, kad jinai atsiranda politinio spektro visiškai centre. Jie nėra tokie aktyviai reguliuojamos rinkos proponentai, kokie yra, tarkim, socialdemokratai ir valstiečiai. Jie kalba panašiai aršiai kaip dešinieji apie didinamą finansavimą krašto gynybai. Visgi, jie susirenka iš jokių idėjų iš kairės, tokių idėjų iš dešinės ir jie neturi tokio labai stipraus, aiškaus identiteto. Bet jeigu aš save laikau centristinių pažiūrų žmogumi pakankamai, aš ideologiškai jiems truputį simpatizuoju dėl to, kad jie susirenka gerų idėjų iš kairės ir iš dešinės. Skvernelis ne mano mėgstamiausias lyderis, iš karto tą pasakysiu. Skvernelis turi neaiškių momentų, tada, kai jis buvo vyriausybės vadovas. Ar ne Keliukas, man visada Keliukas pirmą ateina į galvą. Aš nežinau, ar aš daugiau ką turiu pasakyti apie šitą partiją, taip trumpai drūtai dar. Greičiausiai tiesiog nutilėsiu, tai yra normali partija. Tai yra geresnė negu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partija, nežinau, ar mano nuomonė neprilygsta tas LKD, jiems dar reikia subręsti, jiems dar reikia truputį geriau iššlifuoti visą ideologiją, bet manau, kad jų partija atsirastų pakankamai gerų žmonių, kurie galėtų vadovauti vyriausybės atskirom ministerijom, kurie galėtų vadovauti Seimo komitetams ir aktyviai dalyvauti įstatymų leidžiamoji veikloje, ar ne? Man jų kandidatas į prezidentus Giedrimas Jeglinskas pasirodė visai neblogai, jeigu atvirai. Aš jį vertinu tikrai gerai. Ir mes puikiai išmokom, kuris yra dirbęs, ar ne, kokiai tai organizaciniai struktūrai iš 4 raidžių. Tai
Manau, kad su laiku jie gal ir pataps visai solidžia stipria partija, bet kol kas tai yra C lygis man. Nemuno aušra, Žemaitaitis. Apie Žemaitaitį arba blogai, arba nieko, taip aš pasakysiu. Trumpai, drūtai. Aš nepasitikiu nei vienu žmogaus sakiniu, absoliučiai nei vienu žmogaus sakiniu. Jis išsitraukia, ar ne, tą savo telefoniuką per debatus, jeigu žiūrėt, jis išsitraukia tą savo telefoniuką ir praskruojame biškius suranda bele kokio senumo Delfi straipsnius, ar ten 15 min straipsnius, kuris sakė vieną ar kitą sakinį ir jį pacituoja, arba dar blogiau, jis ta savaime iš savęs nėra blogai, bet klausimas, kaip jis suranda tai per ten 20 sekundžių man patinka tas faktas. Jo sakiniai iš esmės yra blogi, bet dar prie to prieisiu. Man labiausiai nepatinkantis momentas, kai jis neva cituoja iš galvos kažkokią statistiką, kuri akivaizdžiai yra dažniausiai neteisinga arba tiesiog sugalvota, kaip aš juokauju, tūlikė sėdint sugalvota. Ir dėl ko aš labai pikau, kažkas dėl švietimo prieinamumo, jis kažkokią keistą statistiką išsitraukia, kad pas mus yra neva vienas blogiausių rodiklių Europoje dėl švietimo prieinamumo, bet po to pradėjo vartytis, kad tai yra kokybiško švietimo prieinamumas, tada man kyla klausimų, kas yra kokybiškas švietimas ir kaip jis jį interpretuoja, ir jis tos minties galiausiai neišvystė, tai jis žodžiu sumalė 15 sakinių per 1 minutę, bet nieko aiškaus nepasakė. Ir realiai jo visa ta strategija malt kuo daugiau sakinių, įterpt, kad Landsbergiai yra dėl visko kalti į vidurį. Ir malt tiek daug, kad nieks nieko nesuprastų, bet kadangi yra paminėti Landsbergiai kaip blogis, tai iš karto tam tikram elektoratui taip cinkt. Ir va, Žemaitaitis sako tiesą. Ir Žemaitaitis sako tikrą tiesą, jis atstovauja paprastą žmogų. Ir jis ant to važiuoja. Ir po juo nėra jokios ideologijos. Nu, aišku, jis ten pats kaip individas turi kažkokią ideologiją, ar ne? Jis labai skeptiškas, tarkim, dėl Izraelio vykdomų karo nusikaltimų. Ir šiaip turbūt antisemitas, nors jis labai ginasi nuo to, bet jis, aišku, nuo to yra nukentėjęs ir mes tą puikiai žinom. Ir tai tam žmogui garbės neatneša. Jis ar ne, jis visada agituoja už totalinį mokesčių pertvarkymą, ar ne, kad viskas su mokesčių surinkimu yra blogai Lietuvoje. Ar ne, panašiai kaip socialdemokratai, tai truputį su socialdemokratais, manau, jis sugyventų. Kaip mokyklose jokių priemonių nėra garantuojama ir galiausiai kaip greunamos mokyklos regionuose, ar ne, kaip geltoni autobusiukai nesuveža visų mokinių po pietų, kaip reikia susirinkti tos mokinius, ar jie negali nueiti būrelius, ar ne. Tame galbūt yra dalis tiesos už šitą prūvinų teiginį. Toliau kažkokią dar mintį turėjau ir užmiršau. Tai tiek to. Bet svarbiausias dalykas, be Žemaitaičio ten nėra ideologijos partija, ten nėra žmonių partija. Širinskienė yra, taip, bet Širinskienė pakalbės viską vėlgi panašiai, kas yra blogai dabar ir kaip jie padarys geriau, ir nesvarbu kokiam priemonėm. Visiškai. Populizmas, žodžiu, populizmas eina. Ir be Žemaitaičio, užmeskim akį sąrašą, gal aš kažką klystu, gal ten nėra žmonių, bet aš negirdėjau, tiesiog negirdėjau. Na, Nemuno aušra. Puchovič, Žepelienė, Jucius, Korsakė, Bilius, Poškus. Skardžius, mes Skardžių visi žinom iš neigiamos pusės. Gedvilas irgi netoks jau įspūdingas žmogus. Fursas tai čia tas, kuris su kokainu buvo pagautas ant dienų, ar ne? Ir po to jau nežinau.
populistų partija. Partija, kuri turi Skardžių ir Gedvilą, tai yra populistų partija. Skardžius beje neneša geros reputacijos partijai, nežinau, kodėl jis yra sąraše. Aš jo neimčiau jokiais būdais į savo sąrašą, kad ir koks tas sąrašas bebūtų. Neimčiau jo į sąrašą, jokį sąrašą. Nemuno aušra, man atrodo, blogiausia iš tų 7 partijų, kuri gali patekti į Seimą. Manau, kad jinai nėra tvari partija, nes jinai neturi ideologinio pagrindo. Manau, kad joje nėra pakankamai stiprių politikų, kurie galėtų vadovauti vyriausybėms, kurie galėtų vadovauti komitetams kokybiškai, kurie turėtų pakankamai patirties tą daryti, ar ne? Neskaitant kokio nors Skardžiaus, kuris turi patirti viskame. Aš jas dėčiau truputį žemiau regionų partijos, gal netgi. Žemiau to viso liūdno Pinskų šou. Bent jau turi atvirą regionų idėją, regionų stiprinimo idėją. Kažkokią tai. Tai, taip, vat. Ir nesakyčiau, kalbant apie antivalstybininkus, ar ne, kur yra pačiai Vaitkus, antivalstybininkas Tomaševskis, antivalstybininkas Uspaskichas, antivalstybininkas. Sakykime, čia vat ar neslepiasi Orlauskas ir visa šeimų marša Hebra, čia slepiasi Žemaitaitis. Šitie 2 yra ant klaustuko. Aš galvoju, kad jie giliai mintise turi gerus interesus valstybė, bet jie tiesiog labai neteisingais metodais žada kažką vykdyti vardan to. Ir dabar liko 3. Laisvės partija. Laisvės partija yra ta partija, apie kurią aš turiu daug ką pasakyti. Kai Laisvės partija buvo įsteigta, ar ne, aš truputį vertinau skeptiškai, o kam reikia nuo liberalų atsiskirti, tai smarkiai, čia tam, kad nesiasocijuoti su visa ta MG Baltico mėsmalė, net gal, bet ar jūs tikrai labai daug pridėtinės vertės atnešat į visą, ar ne, politinį kompasą valstybės? Po to, kai jie pradėjo daugiau, ar ne, partijos atsistavimo pradžioje akcentuoti, kad jie labai eis už, ar ne, civilinę santuoką ir heteroseksualioms, ir homoseksualioms poroms. Ir kai jie pradėjo kalbėti apie žolės dekriminalizavimo visas iniciatyvas, ar ne, pradėjo aiškėti, kad jie galbūt nori perkelti visą tą liberalizmą į kitą lygį ir netgi jie tą beveik sėkmingai padarė. Išskyrus tai, kad nesėkmingai. Nežinau. Jie save konsolidavo kaip tikrai tvirtai ideologinę partiją ir tai yra gerai. Bet jie yra nesubrendusi dar partija. Jie nemoka vykdyti to vadinamo realpolitik, jie nemoka prisitaikyti prie situacijos, ar ne? Pradėkim nuo tų, nežinau, N iteracijų civilinės sąjungos įstatymo, kurios visos nepraėjo. Greičiausiai dėl to, kad Laisvės partija nesileido kompromisus dėl jų turinio, nes aš tikrai nuoširdžiai nemanau, kad daugiau negu pusė viso Seimo būtų atmetę partnerystės įstatymą, nepaisant jo turinio. Aš manau, kad į kažkokį tai kompromisą didžioji Seimo dalis turėjo leistis ir tie balsavimai tikrai buvo artimi, ar ne? Tai ir tas agresyvus Laisvės partijos pušinimas dėl civilinės sąjungos iš vienos pusės pažiūrėjus tai yra gerbtina, nes jie yra įsipareigoję savo programos vykdymui ir stipriai bando tą vykdyti, net kai jų yra mažai koalicijai. Iš kitos pusės tai yra tiesiog Seimo darbotvarkės visiškas užvertimas šlamštu, kuris neturi perspektyvų. Atsiprašau, dabar žmonės išeis, kad aš civilinę sąjungą pavadinau šlamštu ir iškart ketinu tą pataisyti. Ne, civilinę sąjungą aš palaikau visokiojopai, bet tai, kaip jinai buvo teikiama, jinai neturėtų būti taip teikiama. Toliau, kita vertus, net jeigu aš pozicionuoju save kaip ganėtinai nemanką liberalą, bet ko aš niekada nepateisinsiu, tai bet kokio
atlaisvinimo žolės vartojimo ir platinimo įstatymams. Nu, apskritai, narkotinių medžiagų. Nesvarbu, lengvųjų, sunkių, nesvarbu. Psichoaktyvios medžiagos nėra gerai nei visuomeniai, nei žmogui. Ir nenorėčiau, kad dabar nuskambėsiu kaip šeima maršinės, nenorėčiau, kad vaikai gyventų visuomeniai, kur narkotikų prieinamumas yra didesnis negu dabar. Ir aš manau, kad jisai būtų didesnis, jeigu būtų tie dekriminalizavimo įstatymai aktyvuoti. Tai vat, yra idėjų, kuriuose man Laisvės partija yra per daug liberali. Yra momentų, kuriuose jie atrodo vykdantis politiką ne taip, kaip reikia. Yra momentų, kur jie nusisvaigsta partiniai programai dalykus, kurie yra sunkiai realizuojami. Man, pavyzdžiui, iškliūva švietimo programos tas skirsnis, skaitant, kaip jie žada per savo kitą kadenciją skaitmenizuoti visą mokinių turinį ir suteikti visas skaitmeninės priemonės visose mokyklose visiems mokiniams. Nu ne, taip nebūna. Čia, nežinau, pinigais galėtų pradėti lyti ir taip dar nebūtų turbūt. Ir jie į tokias detalės nueina, tarkim, antreprenerystės mokymas ar ne Lietuvos mokyklose stiprinimas, nu pradėkim nuo to, kad reikia sutvarkyti dabartinių dalykų mokymą. Reikia. Ta antreprenerystė tikrai nėra kažkoks prioritetinis klausimas dabar pas mumis. Ir vat visa ta jų mąstysena apie Lietuvos ekonomiką ar ne eina per visokius ten vienaragius, ten per sėkmingus startuolius ar ne, per visokias tai gigantiškai sėkmingas verslo iniciatyvas, bet ne tik tai formuoja Lietuvos ekonomiką. Man atrodo, kad, sakykime, smulkieji verslininkai, manau, yra labai nepatenkinti Laisvės partija. Aš manau. Ir bendra jų ta vat filosofija. Tai yra hit and miss tokia partija, ar ne? Yra tas ideologiškai stiprus branduolys, yra kiti klausimai, taip, nežinau, sakykime, žmogaus teisės yra tikrai tvirtai tvirtintos, gynyba, vėlgi apie gynybą teiginys, ar ne, jie yra, kaip ir visos koalicinės jėgos susibrėžia tą 4 procentų kartelę nuo BVP gynybai, bet, sakykime, Laisvės partija naiviai galvoja, turbūt vienintelė iš visų partijų, kad įmanoma vien tik iš valstybės skolos, bet nekeliant mokesčių išspręsti šitą problemą. Aš asmeniškai neįsivaizduoju to ir vertinu naivokai visą tą jų požiūrį, kad jie žada žmonėms, kad tikrai nekelsiu mokesčių dėl gynybos, nors man atrodo, kad geriau yra žadėti kelti mokesčius dėl gynybos. Tai vat, jie turi stiprų branduolį, daugmaž stiprų branduolį gynybai, pakankamai stiprų branduolį žmogaus teisėse, kad ir nesu viskom aš sutinku. O po to visą kitą, tai taip, nežinau, neekspertiškai pas jos partijai pažiūrėta. Bet jie turi tvirtą ideologinę struktūrą ir jie turi dalinai imponuojančią tą struktūrą. Jie galbūt, kaip sakau, ne visai sėkmingai ją realizuoja, bet manau, kad dar partija turi laiko subręsti. Bet kol kas aš jas dedu į C, apylygiai su demokratais, gal aukščiau, gal truputį aukščiau negu demokratai, ar ne? C, ne aukščiau, tikrai ne aukščiau, tikrai ne TSLKD lygio partija, jums dar reikia daug brandimo iki TSLKD lygio partijos. Gerai, toliau socialdemokratai. Socialdemokratai yra labiausiai pavojinga populistinė partija Lietuvoje. Netgi ne Nemuno aušra, bet socialdemokratai, nes jie yra partija, kuri ant popieriaus yra socialdemokratiška. Tiesa, jie visiškai nedeklaruoja priemonių, kaip jie tą savo ideologinį paketą, kad visiems dalins pinigus iš A ir B, ir už A, ir už B, ir už C, neaišku iš kokių šaltinių. Tai yra nekonkreti partija. Jinai gal, sakykime,
Man net sunku juos įvardyti kaip kairiosius, nes paprastai tikri socialdemokratai, ar ne, jeigu mes kalbam apie valstybės reguliuojamą ekonominę struktūrą, tai protingi socialdemokratai, jie bent pasveria visą sistemą, kaip tas veiktų, kaip pinigai vaikščiotų iš A į B į C. Bet pas socialdemokratus pinigai pas mūsų socialdemokratus pinigai materializuojasi iš nieko ir jie tiesiog ateina ir į A, ir B, ir C. Ir dar vienas dalykas. Jie mano, kad viską galima pinigais išspręsti. Viską. Sakykime, demografinė problema, kaip spręsti, duokim šeimoms pinigų. Viskas. Ateis visi sprendimai savaime. Tai manau, kad tai yra labai mažai eforto, pastangų įdedanti į savo strategavimą, politinį strategavimo partiją. Ir tai automatiškai vien jau tai jaus padaro populistais. Dar vienas dalykas. Jie labai stumia ant konservatorių, ar ne, vėlgi konservatoriai yra blogis ir jos reikia nustumti ir mes padarysim viską kitaip negu konservatoriai. Tai vėlgi čia yra nepagrįsta kritika, nes netgi užsidėjus rožinius sakinius arba kokius sakinius, neižvelgsi, kad viską blogai daro konservatoriai. Tai vienas dalykas. Trečias, jie turi labai blogą lyderę. Buvo laikas, kai aš simpatizavau socialdemokratams. Buvo tokie du periodai, sakykime. Vienas periodas buvo 2014 metais, kai Balčytis kandidatavo į prezidentus. Aš maniau, kad Balčytis nebuvo labiausiai idiotiškas pasirinkimas partijai. Jisai gal nesiūlė pačių konkrečiausių priemonių ir jis galbūt labai gilinosi ekonomiką, kas nėra prezidento prerogatyva. Bet jis buvo pakankamai adekvatus socialdemokratas ir aš šitą gerbiau. Ir Grybauskaitės pirma kadencija nebuvo, sakykime, tokia labai clean. Jie ten, ar nebuvo tas momentas, kai jie ten su Obama nekalbėjo ar panašiai. Tai tokių prieštaringų minčių man tuomet kilo ir dar nebuvau subrendęs politiškai žmogus, tada tai, sakykime, pakvailiojimas buvo. Antras momentas, kada aš biškai simpatizavau socialdemokratams, buvo kaip Paluckas vadovavo socialdemokratams, bet vėlgi tai buvo fazė, kaip pasirodė, nes Palucko, sakykime, visas tas vadovavimo stilius galiausiai numušė socialdemokratus į žemumas reitinginės, tada jį nuėmė, tada pasirodė, kad tas partijos sudėtis ar ne yra vėlgi tie patys, sakykime, taip tiesiai šviesiai socbebrai, kurie vis dar likę nuo Lietuvos komunistų partijos ir nuo LDDP laikų ir jie realiai yra vis dar tos partijos branduolys ir jie daro, ką nori. Ir jie ar ne dabar į frontą stato Blinkevičiūtę, kuri absoliučiai neapsisprendžia, lygiai taip pat kaip Butkevičius neapsisprendė savo vyriausybės laikais dėl nieko gyvenime. Jinai vieną dieną sakys, kad jinai neis su Žemaitaičiu, kitą dieną sakys, kad neis su Žemaitaičiu koalicija ir panašiai. Tai va, o Paluckas, man atrodo, beveik tikras, beveik natūralus socialdemokratas pats iš savęs, jis, man atrodo, kairiosios ideologijos žvaigždė, bet dabar aš jam po kelių metų man atrodo susivienodino su tais socbebrais, žinai, vieno irštvai gyvenant, susivienodino tiek žmonės, tiek ir bebrai. Tai socialdemokratai, nežinau, nepatikima jie man partija. Ir va dabar aš jiems nesimpatizuoju visiškai, jie man atrodo kaip visiškai populistai, jie man atrodo nepadarė progresą, jie neatsivedė jaunų žmonių į partiją, jie stagnuojanti partija, jie neturinti didelės ateities partija. Jie turi tų, sakykime, politikų, kurie žino, kaip vykdoma politika. Bet vėlgi, daug pasitikėjimo man tai neneša ir aš jos nenoriu statyti aukštai. Nors tai yra aukštai iš tikrųjų, netgi jiems, bet jie kartu su LVŽC man, kad ir kaip bežiūrėčiau. Netgi žemiau nacionalinio susivienimo, manau, netgi žemiau nacionalinio susivienimo.
Čia. Ne. Manau, kad čia. Ir liberalų sąjūdis. Iškart, I'm spilling the beans, iškart. Aš balsavau už liberalų sąjūdį šiuose rinkimuose daugiamandatėje. Dabar galvoju, kaip pateikti visą idėją. Aš žvelgiu į liberalų sąjūdį kaip į bendrą vardiklį tarp TS LKD ir Laisvės partijos. Man patinka Laisvės partijos, ar ne, tas žmogaus teisų koncentras nemaža dalimi. Man patinka TS LKD, ar ne, fiskalinė politika, man patinka jų gynybos politika. Man atrodo, kad liberalų sąjūdis apjungė jos abu kažkaip ideologiškai pakankamai sklandžiai tarpusavį. Ir jie atsifiltruoja tas žmogaus teisų, ar ne, koncentruotas liberalias idėjas, kurios man patinka. Ten jie labai nepušina to nesąmoningo žolės dekriminalizavimo. Ir kažkaip aš jos pozityviai ideologinių požiūrių žiūriu. Dabar yra kiti požiūriai, ar ne? Dabar pradėkim nuo faktų, kurie sklando aplink tą partiją, ar ne? Jinai yra teista, jinai yra buvusi daug metų korupcijos bylos dėmesio centre, ar ne? Ir jinai, manau, išgyveno tą audrą. Galiausiai manau, kad po daug metų mes galim konstatuoti, kad tai buvo daugiau Masiulio ir jo draugelių partinių problema negu visos partijos problema, ir manau, kad ta partija jau truputį stumia tą visą skandalą į praeitį ir netgi Čmilytė, ar ne, Čmilytė Nilsen per debatus ketvirtadienį per Laisvės TV didžiosios debatus, ar ne, Tapinui konstatavo, kad niekas per ją rinkiminę kampaniją, išskyrus patį Tapiną, nepriminė jai tos korupcijos bylos, ar ne. Tai manau, kad jų elektoratas bent jau jiems dalinai atleido. Nežinau, ar liberalų sąjūdis kada nors apskritai susigrąžins tą pasitikėjimą, kurį turėjo iki tos bylos, iki to viso skandalo, kuris nutiko 15 metais, jeigu neklystu, tai va jau 9 metai praėjo. Bet jie valosi. Mano nuomonė, jie valosi nuo to. Yra kitų, bet su liberalais vienas dalykas, jie galbūt netgi mažiau negu Laisvės partija turi tokių principingų, aktyvių politikų savo sudėtyje. Bet galbūt tai ateina netgi ne iš to, kad ten yra silpni politikai, bet iš to, kad tokia kompromisinė filosofija, ne, liberalai yra tokia, jie, kaip sakiau, jie yra toks bendras vardiklis tarp TS LKD ir Laisvės partijos, galbūt ten tai ir nulemia jų tokia sąlyginai atrodanti ramumą ir nepasižymėjimą, ar ne, politiniam pasaulyje. Tai va, yra nerimo, kad galbūt pritrūktų žmogiškųjų resursų, ar ne, valdant tam tikras, sakykime, jeigu jie patektų į koaliciją, valdant ministerijas ar panašiai. Ir sakykime, dabar, ar ne, aplinkos ministerijai vadovauja Simonas Gentvilas. Simonas Gentvilas labai gauna daug velnių už visą tą, visas jo vykdomas reformas, skaitant, sakykime, turbūt ryškiausias miškų privatizavimo momentas yra, ar ne. Sakykime, Kairys yra labai stabilus kultūros ministras, stabiliausias kultūros ministras per N kadencijų turbūt. Nuo Gelūno vėlgi Kubiliaus vyriausybės ministro. Tai liberalų sąjūdis, manau, jeigu reiktų ieškotų ir surastų, nežinau ar lengvai, bet surastų žmonių, kurie vadovautų ministerijoms ir sklandžiai vadovautų ministerijoms. Tai va, tas vėlgi paminėjau Simoną Gentvilą, abu Gentvilai biškį, man atrodo, menkino partijos veidą.
Eugenijus Gentvilas, aišku, yra visako pradžia šitoj partijai ir už tai reikia jį gerbti, bet jis per daug jau užsisėdėjo politiniam gyvenime, jeigu taip mano vertinimu, ir turbūt ne tik mano vertinimu, ir jis dabar pradeda daug populistinių dalykų kalbėti, kurie net nebūtinai dera su liberalų sąjūdžio bendru įvaizdžiu. Manau, kad Čmilytę Nilsen jau praktiškai visi traktuoja kaip tikrąją partijos lyderį jau dabar. Ideologinė ir visakokia kitokia. Tai va, yra tokių, palaidų momentų, kurie verčia abejoti liberalų sąjūdžiu. Bet jų ideologinė struktūra, jų programa, beje, manau, yra pati stipriausia programa rinkiminė. Aš, aišku, visų partijų, visų rinkiminių programų neskaičiau, dažniausiai gilinausi atskirus momentus arba permesdavau akimis kitus momentus. Kai kurių partijų net nebuvau atsivertęs, ten visų tų dugne esančių partijų. Bet man patiko, pavyzdžiui, kaip sakiau, jau žmogaus teisų programą jau pagyriau. Kita programa, kurią gyrisiu toliau, tai yra švietimo programa. Aš manau, kad jie turi sveikiausią požiūrį tai, kas buvo blogai padaryta šitoj kadencijai. Kitaip negu tas LKD, kurie laikosi įsikibę, kad viskas buvo gerai. Ir Laisvės partija, kuri, kaip sakiau, turi tokių labai abstrakčių, nerealizuojamų idėjų. Liberalų sąjūdis, man atrodo, labiausiai ant žemės su švietimo klausimais iš visų šitų koalicinių jėgų dabartinių. Ir aš labiausiai jų švietimo pažadai, sakykime, pasitikiu. Tai va, programa, mano nuomonė, stipri partija, ne pačius geriausius laikus išgyvenanti, bet manau, kad galinti sustiprėti, nereikia jų laidoti. Ideologiškai tai man labai artima partija ir visada buvo artima partija, tiesiog aš tas LKD prioritizavau visada truputį aukščiau, bet dabar visa dabartinė situacija privertė mane truputį pakeisti balsavimu savo įprastą. Ir manau, kad aš jas vertinu pakankamai aukštai, ne tiek aukštai kiek čia, bet manau, kad su tas LKD kartu. Gal netgi kaip partija tas LKD stipresnė, manau. Tai gal aš paliksiu tas LKD aukščiau. Bet kaip partija, kaip organizacinis vienetas, ar ne? Bet aš truputį, kalbant apie, ar ne, visą rinkiminę programą ir visą tą ideologinį, ar ne, bagažą, kurioje eina į rinkimus, aš liberalus vertinu truputį aukščiau. Tai, žodžiu, tokia subalansuota, netiesioginė, bet subalansuota lygybė tarp šitų dviejų partijų, todėl man atrodo, kad abi batyrė jos atrodo gerai. Jo. Tai va toks mano sąrašas, dabar ar man reikia korekcijų šitam sąraše? B ir C tyrai atrodo gerai. Nacionalinis susivienijimas, socialdemokratai, LVŽS, Žaliųjų partija kartu ir Zuokiniai. Zuokiniai atrodo aukštokai. Dėl Lietuvos Žaliųjų partijos irgi truputį abejoju. Ir dėl LVŽS netgi, jeigu atvirai abejoju. Bet sakykim, padarom taip, kad Zuokinius numetam čia gal. Regionų partija, Nemuno aušra, Orlauskas. Bet vėlgi turėjau Zuoką ir Orlauską vienam lygyje irgi ne taip gerai. Gal vis tik pradinis variantas buvo geresnis. Regionų partija, Nemuno aušra, Orlauskas, Uspaskichas, Tomaševskis. Ir Vaitkus apačioje. Gal ir taip. Fiksuokime šitą variantą, čia yra mano galutinis variantas.
partijų reitingo, ar ne, ties LKD ir liberalai, man atrodo, kaip labiausiai promising partijos. LLP yra labiausiai brokuota partija, kuri kenkia valstybei. Na ir dabar galiausiai video gale turbūt pasidalinsiu perspektyvom, kas, man atrodo, galėtų įvykti po rytojaus vakaro ir kas formuos koaliciją. Na, aišku, dar vienmandačių nežinosim, dar antrą turą lauksim, bet žinosim nemažai informacijos jau. Tai turbūt, aš sunkiai įsivaizduoju dešiniųjų koaliciją, ar ne? Kad, sakykime, išliktų tęstinumas, tai LKD, Liberalų sąjūdis, Laisvės partija, ar ne? Šitas variantas. Man atrodo mažai tikėtinas, jau dabar turim 3 balsą mandatų, dabartiniai koalicijai, ten turbūt virš 70, tiksliai neatsimenu kiek. Tai, kad jie išlaikytų tą patį skaičių po šitų rinkimų, man atrodo neįmanoma, nes tas LKD surinks tikrai mažiau, Liberalų sąjūdis, manau, kad surinks šiek tiek mažiau, Laisvės partija surinks mažiau. Dar yra klaustukų, ar Liberalų sąjūdis ir Laisvės partija iš vis praeis 5%, nesu 100% garantuotas. Tai yra labai daug klaustukų, ar ne, ir šitai, netgi jeigu visi 3 sąrašai praeina, aš, tarkim, jiems galiu taip mintys įsivaizduoti 50 mandatų, ar ne, bet tikrai ne 70. Jie galbūt galėtų formuoti koaliciją kažkokią, pasikviesti galbūt Skvernelis, nežinau, ar eis su konservatoriais, jis taip biškį prisivengia jų labai, irgi skeptiškas, bet ne toks skeptiškas, kaip, sakykime, socialdemokratai ir valstiečiai. Bet, sakykime, šitos 4, čia būtų tokia semidešiniųjų koalicija, tokia keista, gal ir formuotų, bet čia tik tai su tuo atveju, jeigu socialdemokratams nepavyktų joks kitas scenarius. Ir toks scenarius galbūt yra galimas. Socialdemokratus aš įsivaizduoju, kaip laimint rinkimus, ar ne, jie bus, man atrodo, koaliciją formuojant jėgą, bent jau pirmoji to stadija, jeigu pavyks suformuoti ją. Ir socialdemokratai, ar ne, aš juos iškart pozicionuoju su valstiečiais, manau, kad jie kartu visai gerai eina. Bet socialdemokratai ir valstiečiai, aišku, kartu neturi 70 mandatų, tada jie turi klausimą, su kuo eiti toliau. Jie turi pasirinkimą eiti arba su Žemaitaičiu ir tai būtų, manau, 3 partijų, turbūt 70 virš mandatų turinti koalicija, galimai. Bet tada šita Blinkevičiūtė dabar sako, kad jinai neis su Žemaitaičiu kol kas. Karbauskis ten irgi kažką minėjo, tai ten reikia kažkokių kompromisų, bet manau, kad socialdemokratai atsiverstų, pamatę situacijos realumą, atsiverstų ir jiems Žemaitaitis tiktų. Tai manau, kad čia ne problema ir netgi manau, kad socdemai, valstiečiai ir Nemuno aušra yra realiausia koalicija. Ir tas mane truputį liūdina, nes čia, kaip matot, iš mano vertinimo, aš nematau nei vienos stiprios partijos šitoj 3 koalicijai. Kitas variantas, socialdemokratai valstiečiai pasikviečia Skvernelį, bet tada Karbauskiui su Skverneliu reiktų kažkaip karo kirvius užkasti. Tai irgi yra niuansų, ar ne? Ar čia yra 70 mandatų, dar yra klausimas irgi. Nes Skvernelis rinks mandatų ir manau jis pateks su Demokratų sąjunga, bet kiek? Ar tai bus daug mandatų? Nežinau. Abejoju. Tai va, ir jeigu tada turim socdemus, valstiečius ir Demokratų sąjungą ir jiems dar neužtenka mandatų, tada jie turi problemą, nes manau, kad su Nemuno aušra jau Skvernelį jau čia tikrai biškį nepalankui. Jau Nemuno aušra, nemanau, kad čia yra tam paveiksliu. Jeigu jie nori tada praspirti Nemuno aušrą, jie turi pasikviesti kažką dar. O kas yra per variantai? Variantai yra dešiniai. Ar dešiniai su jais? Nežinau, Liberalų sąjūdis nebent. Vienintelis, kurį įsivaizduoja Liberalų sąjūdis, nes ir Čmilytė Nilsen sakė, kad jie yra atviri diskusijoms su kairiosioms partijoms dėl rinkiminių nuostatų ir įmanoma suderinti ir buvimo koaliciją, ar ne. Bet kad kažkaip jų programos ganėtinai prieštarauja liberalų ir visų kairiųjų partijų, tai net sunkiai įsivaizduoju, tarkim. Ir manau, kad Karbauskis ir Blinkevičiūtė netgi šokuosios, jeigu Skverneliui dar būtų nieko šitą idėją, tai jie labai nenorės Liberalų sąjūdžio pas save.
Tai čia tokia labai beveik vaivorykštinė koalicija 4 partijų gautųsi tokia įdomi. Vienas egzotiškiausių ir turbūt man įdomiausių scenarijų, jeigu taip iš tikrųjų nutiktų, kaip šita koalicija gyventų. Kita vertus, jeigu turėtume Nemuno aušrą koaliciją, tada klausimas, ar Nemuno aušra iš vis išgyventų tą 4 metų koalicinį periodą, kaip partija, kuri neturi jokio ideologinio pagrindo po savim. Tai va, realiai išsėmiau visus kairiosios koalicijos ar ne variantus. Dešiniosios koalicijos variantų mažai, kaip minėjau. Vaivorykštės visos remiasi ar ne į socdemų ir TSLKD bendradarbiavimo, kuris man atrodo visai neįmanomas dabar šiame kontekste. Ir tada klausimas, ar ne, jeigu, sakykime, nacionalinis susivienimas praeina į Seimą, nors neduoda daug procentų, bet sakykime, kad praeina, klausimas, ką, tarkim, nacionalinis susivienimas keičia bendram paveiksle. Manau, kad nieko, nes jis į koaliciją netinka nei su dešiniais, nei su kairiais. Jis pats yra labiausiai dešinioji partija, su juo gal tas LKD prikalbintum kažkokiu mistiniu būdu eiti į koaliciją, bet Liberalų sąjūdis ir Laisvės partija iškart sakytų, ne, jūs niekaukit. Tai nacionalinio susivienimo niekaip nematau koaliciją, jie dirbtų opoziciją visais atvejais. LŽP nepraeis, manau, net neverta svarstyti. Kas čia gali praeiti, regionų partija. Jie gal reitų kairė koalicija kartu su Žemaitaičiais, socdemais, valstiečiais, bet labai abejoju, ką jie iš vis gali. Turi šansų praeiti. Lenkai ir turi šansų praeiti. Turi, bet manau, kad Vaitkus nusirus pakankamai. Lenkai eitų tik su kairiais, aišku. Klausimas, ar kairiai jos prisijimtų pas save. Yra labai daug tokių scenarijų, yra daug, taip bendrai suabsoliutinus ir paėmus. Visgi, nei vienas scenarijus neatrodo labai tvariai ir tikėtinai, išskyrus galbūt tą socdemų valstiečių Nemuno aušros atveju, kuris, manau, yra tikėtinas. Tai va, ir socdemai, jeigu papulsiu va šitą košę, jeigu aš taip įsivaizduoju, kaip aš dabar įsivaizduoju, jeigu jinai taip ir materializuosis, ir socdemai papulsiu šitą košę, jie turės labai daug galvos skausmų formuojant koaliciją, manau. Ir jie turės kažkur nusileidinėti, jeigu jie nori koalicijos, jeigu nenori dirbti kažkokiam mažumos dariniai. Čia bus sunku, čia bus įdomu, čia bus sunku, čia bus keistas periodas dabar Lietuvos politiniam pasauliu ir bus turbūt visi 4 metai keisti ir neįprasti. Manau, bus ką veikti, bus ką mums pažiūrėti, bus iš ko pasijuokti. Tikiuosi, kad bus iš ko pasidžiaugti, nes juoktis visus 4 metus iš absurdiškos valdžios skamba kaip labai depresuojanti opcija. Tai labai norėčiau, kad Lietuvos politika turėtų tęstinumą, nebūtų viskas griaunama vėl ir sudaroma iš naujo dalykai. Ir tikiuosi, kad ir gynyba toliau klestės, tiksliau dirbsime, kad gynybai būtų skiriama daugiau, kad ekonomiškai daug nenukentėsime dėl savo tokių sprendimų. Tikiuosi labiausiai tikiuosi, kad švietimo sistema kažkaip konsoliduosis ir atras kažkokį stabilumo tašką po visų tų reformų, kuriomis konservatoriai užvertė mus. Ir tai va, tiesiog reikia dabar eiti rytoj balsuoti visų pirma. Kas dar neprabalsavo, aš jau prabalsavau, daug kas iš mano pažįstamų iš ankstiniuose rinkimuose balsavo, bet kas dar neprabalsavo, eikit rytoj balsuoti. Antras dalykas, ar ne, laukti rinkimų rezultatų rytoj vakare, ar pažiūrėti, kas čia gausis, ir po to eiti balsuoti į antrą turą, jeigu toks bus su vienmandatėse, ir tada laukti naujų rezultatų, ir tada jau žiūrėsim, kokie čia mums 4 metai nusimato. Ir tada jau galvosim. Tai vat tiek iš manęs šiandien. Tikiuosi, kad video buvo įdomus, tikiuosi, kad per daug neusikalbėjau tam tikrose punktuose, nes aš mėgstu berti žodžius, kartais visai be reikalo. Ir tikiuosi galbūt kažką
padės truputį labiau susigaudyti visoj toj politiniai mėsmaliai, kas čia vyksta dabar su Lietuvos politiniu pasauliu. Ir jeigu turit kažkokių kritinių komentarų, nesutikimų ar sutikimų, komentuokit. Aš visada į komentarus stengiuosi atsakyti, padiskutuosim. Tai tiek šiam kartui ir laikykitės ir iki.